Šiandien didžiausios naujienos ateina iš Rusijos kariuomenės. Čia mūšio įrangos žlugimas pasiekė naują žemumą, šturmo daliniai vis dažniau eina į kovą be neperšaunamų liemenių. Situacija darosi dar rimtesnė, nes tos pačios civilių lėšų rinkimo iniciatyvos, kurios anksčiau padėdavo užpildyti šias spragas, silpsta, todėl kariai yra priversti išleisti savo premijų pinigus vien tam, kad nusipirktų galimybę išgyventi. Neperšaunama liemenė – paskutinis pagrindinis apsaugos sluoksnis mūšio lauke, kuriame dominuoja dronai, artilerijos skeveldros ir staigūs smūgiai, tad kai šis sluoksnis išnyksta, kiekvienas šturmas tampa mirtinesnis nuo pat vienos akistatos akimirkos. Liemenių trūkumas rodo, kad Rusija nebesugeba užtikrinti ne tik transporto priemonių ar technikos, bet ir individualaus kario išlikimo. Ankstesniuose karo etapuose Rusijos pajėgos dar galėjo kompensuoti nuostolius šarvuotomis transporto priemonėmis ir aviacijos parama, tačiau šiems ištekliams darantys vis sunkiau pakeičiamiems, šturmai vis dažniau vykdomi pigesnėmis ir mažiau apsaugotomis judėjimo priemonėmis. 2023 metais kaip įrangos, kurios jau nebepakako, pakaitalai pasirodė improvizuotos civilinės transporto priemonės ir golfo vežimėliai. 2024-aisiais motociklai ir motoroleriai šią logiką pastumėjo dar toliau, jie sumažino logistikos naštą, bet karius paliko dar labiau atvirus Ukrainos ugniai. Iki 26 metų spaudimas dėl nuostolių, trūkumų ir nuolatinių mūšio lauko praradimų pasiekė tokį lygį, kad net pagrindinė asmeninė apsauga nyksta, palikdama šturmo kariui pačiam prisiimti visą šio nuosmukio kainą. Šis trūkumas taip pat neatrodo esąs vienkartinė nesėkmė, nes rusiškuose kanaluose matomas tas pats modelis, net specialiosios paskirties daliniams, kurie turėtų gauti geresnę valstybės paramą ir būti aukštesnio prioriteto nei paprasta šturmo pėstininkė, neperšaunamos liemenės tiekiamos iš aukų pagrindų surinktų lėšų. Tas pats modelis matomas ir transporto priemonių apsaugoje, kur savanorių grupės už viešai surinktas aukas renka šarvų komplektus, apsauginius tinklus ir dronų narvus sunkvežimiams bei karinėms transporto priemonėms prie fronto. Tai reiškia, kad savanoriai nebeužpildo tik smulkių trūkumų, bet vis dažniau perima vieną iš pagrindinių karo meto valstybės funkcijų – užtikrinti vyrų ir technikos apsaugą prieš jiems patenkant į mūšį. Vienas atvejis Belgorode parodė, kiek toli šis nuosmukis pažengė. Dirbtuvės, kaip pranešama, veikė iš aukų surinktų pinigų, o pareigūnai nesugebėjo užtikrinti net elementaraus maskavimo ar artimos oro gynybos. Rusų šaltiniai teigia, kad šis pažeidžiamumas vėliau buvo atskleistas per Ukrainos smūgį, kuris pareikalavo aukų, o vietos valdžios atsakas buvo spaudimas, o ne pagalba. Tačiau ir ši pakaitinė sistema ima byrėti, nes prorusiški karo šalininkai atvirai skundžiasi, kad savanoriai vos surenka pinigų net kojinėms ir apatiniams, o masiškai užsidarantys verslai nutraukė paramą iš vietinių įmonių, kurios anksčiau padėdavo fronte. Silpnėjant tiek valstybiniam aprūpinimui, tiek civilių lėšų rinkimui, išgyvenimo našta tiesiogiai gula ant pačių karių pečių. Rusiškuose šaltiniuose aprašoma, kaip kariai didelę dalį savo mėnesinio atlyginimo išleidžia kūrui, atsarginėms dalims, siuntiniams dronams, termovizoriams, apsaugai nuo dronų ir judėjimo priemonėms, kurios padidina jų išlikimo galimybės. Taigi pinigai, kurie pristatomi kaip karinė kompensacija, vis dažniau išleidžiami ne šeimoms namuose, o tam, kad būtų pakeista tai, ko Rusija nesugeba suteikti fronte. Daugeliui naujokų iš skurdžių regionų pasirašymo premija turėjo suteikti bent šiokią tokią ateities saugumo garantiją, tačiau dabar ji vis dažniau išleidžiama pačiam išgyvenimui, o kai kuriais atvejais netgi kyšiams vadams, kad išvengtų savižudiško šturmo prieš Ukrainos pozicijas. Apskritai, Rusijos vadai vis dar gali reikalauti šturmų tokiu pačiu tempu, tačiau juos vykdančios dalys turi vis mažiau apsaugos ir paramos. Tai sukuria vis didesnį neatitikimą tarp to, kas įsakyta, ir to, kas iš tikrųjų prieinama kariams. Didėjant šiai spragai, vis daugiau atakų prasidės daliniams jau stokojant įrangos, transporto ir paramos, reikalingos pasiekti tikslą. Rusija galbūt vis dar pradės atakas tokiu pačiu tempu, tačiau vis daugiau jų baigsis dideliais nuostoliais ir menka nauda, nes vadų reikalavimai jau lenkia tai, ką daliniai vietoje iš tikrųjų gali atlaikyti.